Tai sveiki, visi sugrįžę į mano kanalą ir šiandien mes vėl keliaujame į garažą, kaip ir vos ne kiekvieną dieną, dirbti prie bembučio. O po kačerginės treniruotės jau praėjus gerą savaitę, šiandien turim antradienį ir lieka, tai su šiandien 4 dienos iki pirmų varžybų Rygoje. Situacija tokia, išvaizda dar neparuošta, dar vyksta dažymo procesas, tai visą aną savaitę ir vakarą nelabai turėjau laiko kada nufilmuoti, galvoju dabar reikia bent kažką jums parodyti, nes tikrai užsiknisęs galiu pasakyti nuo visų šveitimų, gruntavimų, šveitimų vėl ir pagaliau vakar kažkiek nusidažiau dalių. Tai žodžiu, yra jau detalės, ko ne visos nugruntuotos. Šiandien eisim prie šitų detalių šveitimo, tiek tų, tiek anų. Dar čia sparniukas, čia jau kažkas mėlynuoja. Dar lieka spoilerį nušveist. O vakar tai nusidažėm 2 slenkščius. Tada nusidažiau galinį buferį. Visai neblogai atrodo. Nudažytas vienas sparnas, tada buferis priekinis nusidažė ir kitas sparnas. Tai dabar jie dar kietėja, džiūva lakas pats. Ir vakar susišveičiau būtent šitas dalis iki pietų, paskui grįžęs galvoju, buvo geras vakaras. Sakau, reikia eit nusipūst, kad nepasilikt visų detalių vienai krūvai, dar netyčia sugestų oras. Taip pat šitos durys šveičiaus ir pasirodo jos buvo jau dažytos mėlynai. Bet tas juodas dažas, tai aš nesuprantu, kas ten buvo užpūsta, nes jisai vietom luposi kaip lipdukas. Toks atrodo, kai klijai tik tais, tai ir šveitėsi šūdinai, tai paskui tryniau, daviau, šiaip ne taip, kažkaip nušveičiau aš tą juodą spalvą. Reikėjo ją visą realiai nušveist, neužteko tik sušiauš, nes, ten tokie kažkokie mistiniai dažai. Dar vakar nusidažiau vidų šitų durų, visas stoikės, viską aplinkui nusipučiau. Tai čia užsidės paskui tik apmušimas, susidės visos gumelės visur aplinkui, čia viršaus ir vidus bus nudažytas, bet šiandieną dar bandysim nusidažyti ir visą išorę, jeigu spėsiu. Šiaip jos beveik visos sušveistos, tik vakar bedažant kelis kartus nuo kėdės nučiuožė, tai čia gal įbrėžimai keli gavosi, pabandysiu dar šiek tiek sušveist ir stengtis šiandien jas nupūst. O mūsų planas šiandien einu šitą šveist, tą šveist, galinę dalį ir bagažinės dangtį ir spoilerį. Ir per šiandien reikia jas būtinai nusidažyti. Nes jeigu šiandien nenusidažau, o ryt nusidažau, rytoj tada trečiadienis, realiai jau ketvirtadienį reikėtų pradėti klijuoti visą dizainą, nes iš karto ant šviežaus lako ir tai bus jisai šviežias. Už tai reikia būtiniausiai šiandien nusidažyti visas dalis, kad kažkiek sukietėtų lakas, nes iš karto ant šviežio lako užkliavus lipduką nebus gerai ir tiesiog gali pradėti luptis ar nežinau kas bus, bet spėju, kad nebus gerai. Bus vėl bairis toks, kai reikės nuluptis, viskas nusilups. Nors gali būt, kad ir taip nusilups, nes gal vėl šūdiną gruntą pasirinkau, kas ten žino. Nors gal ir geras. Einam dirbti. Trumpa apžvalga, tai susišveičiau dalis likusias ir prisibūriau čia kažką. Reikia tikėtis nenukris čia mano konstruktorius, nes šitą spoilerį reikia iš abiejų pusių nudažyti, tai nesugalvojau kaip protingiau pasidaryti, tai dabar turėčiau prieiti ir iš vienos ir iš kitos pusės. Tada galinė dalis, galinis dangtis
ir abu šoniniai sparnai. Ir duris dar pasiruošiau, apsiklievau vakarykščias dažytas vietas, kad negautų lako, dulkių ar dažų, nes paskui iš blizgumo pasidarys matinė ir vėl paskui reikės lakuoti per naują. Tai dar rankenėlį reikia susirasti, tą nusivalyti ir pasiruošti dažymui ir dar antakiai 2 paruošti. Reikia dabar eiti viską nusiriebalint, maišytis dažus ir eit pūst, kol saulė, lietaus kol kas nesimato, reikia nupūst, nulakuot ir tiek žinių. Nu ką, dabar atėjo šito daikto procedūra. Labai faini ir patogu šiti blemo daiktai, tai va užsimaišiau 2 tokius, tai 1, 2, bet nu, dažai ar gruntas buvo tiesiog jie dažosi, va tai visas dingsta ir tokį daiktą išmeti lauk. Čia matau privariau likučių, bet nesmė. Dabar užmaišyti 2 lako reikalai, reik manyti užteks, nes su dažais tai blembo vos užtekau. Aišku, dar nedažytas lengstis mašinos, nu, žiūrėsim, kada spėsim, o detalės, nu, jau nupučiau. Nudažytos. Labai sunkiai šitie dažai dengiasi iš tikro, nes jeigu yra kažkokie prašveitimai, biški baltų ryskučių kokių yra, tai reikia čiut ne 4-5 kartų, kad viską pilnai padengti. Tai iš šitos pusės tai sunkiai dažosi, bet aišku, vizualiai vaizdas tikrai paskui gražus būna. Tai dabar pereisiu tik su tokia sugeriančia dulkės šluoste. Aš jau vakar su ją šiek tiek vaikščiojau. Tai va tokia jinai kažkokia labai ypatinga limpanti. O čia vakarykštės dulkės. Jeigu mano dažai nudžiūvo iš tikro. Bet šiaip saulė šviečia. Viskas gal gerai. Tai va taip va. Lengvai pratraukiu. Kad to lipnumo neprivaryti per daug. Visokias musytes surenkam. Prilipusis, nes čia jų tikrai yra. Dar kai dažas, tai dažas, bet kai prie lako prilimpa, va, kiek pritraukia. Ir tada gražiau užsidengia pats lakas. Atrodo nešveistas visai paviršius, aišku, čia aš jau pritraukiau visokių dulkių, kai ant kiemo dažau. Tai gerai ant lauko. Greit džiūva, vėjas patraukia, kaukės nereikia. Nu, gal reiktų, kad paskui gal nebus, kai vaidotui kojos ištins dėmėm nais. Ir duris dar praeinam lengviai. Liuks. Tebūnė, bus gerai. Viskas, einu lakuot hebrytę. Nu, su laku gan greitai. Nulakuotos visos detalės. Reik manyt, patiokų nepadariau, nu bent vizualiai nepamačiau. Nebent kažkur nuo spoilerio galėjo nutekėti, nes gan riebiai dėjau. Va šitas, man atrodo, dalis per porą kartų, gal durys tai tikrai 2 kartus gavo lako. Bagažinės dangtis irgi 2 kartai. Šitį gal tik po 1 ir tas po 1, bet storai. Tik žinokit, pasakysiu, kad per pienių nužydėjimo sezoną, tai pavasarį ir kai dar pilna visokių muselių, čia aišku per kamerą nematyti, bet jų belenkiek, nu tai kokybės nebus. Nes danu načiart, kiek čia jų prilipo. Ne vien muselytės, tai kaip muselytės prilimpa, dar kažkaip ją nukrapštai, kokį sparniukai lieka, užlakuoja ir gerai. Bet, na aišku, jau čia musė, viskas. Prikibus čia kažkoks taškelis. Ir šiaip labai daug dabar šiukšlių matosi. Ir dabar dar 2 kartą lakavau. Nu tai būtinai reikėjo, ne? Pūkai, pienių tikrai negelbsti, o musiukė. Kažkaip vakar, blemba, tikrai mažiau buvo. Viskas susidės į krūvą, blizgės, bus gražu, mėlyna, dar plius apsiklijuos, taigi tikrai nesimatys nieko. O šilta, atšilę, blemba, visas prakaite. Tai tik šluostaus, kad belakuojant neužtikštų. Jau tik vienu momentu lašas susikaupė, galvo tik atitraukiau, reikėjo baigti lakuot, bet neužtiško. Tai sulakuota beveik viskas, dabar kas beliko. Tai liko šita
spoilerio antra dalis, kurią dažysiu juodai. Tai dar ją reikės nusigruntuoti, bet spėju, kad nešveisiu aš to grunto, ten jis toks plius minus gan tikrai lygiai užsipurškė. Ir nudažysiu juodai. Iš balionėlio varysiu, nes iš puliko čia nėra tikslo žaist, plus kai čia nedidelė detalė. Turiu tokį nusipirkęs juodas lakas, vadinasi, jis gan gražiai, aš jau ne vieną kartą esu dažęs kai ką tai. Lieka dabar luktelt, kol viskas apdžius, nes lakavau su greitai stingstančiu laku. Valandėlį ir jau realiai beveik nelimpa. Tai man patinka tas lakas, šiaip greitai jisai sustengsta, nespėja pasidaryti patiokai, nu nebent jau užvarys jau taip jau, kad jau ohoho, tai tada jo, vienoje vietoje vakar ant sparno šiek tiek to ryskutė pasidarė, bet šiaip patinka, nes tas normalaus kietėjimo kietiklis lakas kartu su kietikliu normalium, tai žymiai ilgiau stingsta, tik kiti tipo labiau mėgsta tą, nes jis netaip greit kietėja, lengviau visas pasiskirsto ant detalės, bet reikia eiti išsiplauti puliką. Labai patogus daiktas, neatsidžiaugiu dabar, aišku, dar čia biškį lako liko, bet jau turbūt, kad aš jo ir niekur nepurkšiu, nes tada jau tikrai bus patiokų. Ta vidurį su laku mesim lauk, o čia tai tik tais nuo šitą vietą realiai prisipili skiediklio, biškį pravarai, praplauni. Ir viskas. Nereikia plaut nei tokių užmaišymo indukų papildomai. Tada nereikia plaut o šitų nesąmonių, kai čia reikdavo žaist. O Jėzus Marija, tai prisimenu, tai reikalui. O čia išmetai, šitas dangtukas švarus lieka, aiškus jau nuo dulkių apsivarė. Mėlynai ir lako jau matinis pasidarė, bet nesvarbu. Tai va, toks daiktas nuo lako liko. Tai kaip ir gražiai dar atrodo, galėtum naudoti, bet nekartinis reikalas. Su filtriuku, su viskom. Paimi va taip ir į šiukšlės. Tai va jau čia jau prifarširavęs dažai, lako. Visą dieną šiandien, visą dienelę. Antradienis jau bėga į pabaigą. Einu apsitvarkyti, lauk kol detalės padžius. Rytoj reikės bandyti turbūt po biškį dėti. Aišku, dar lakas bus minkštas. Vakarykštės detalės, kurias nudažiau, tai jau buferiukas, sparnai, nu jau atrodo tokie gan kietoki, bet vis tiek reikės atsargiau. Ir manau, po biškį reikia rinkti. Tada rytoj dar reikės važiuoti, susimontuoti padangas, pasiruošti, užsipilt kuro, reikės važiuoti liverį pasimti. Nu dar yra. Yra tikrai sočiai reikalų ir lieka be šiandienos 3 pilnos dienos. Ar naktys? Pažiūrėsim. Reikia tikėtis, spėsim į dienas. Video update'as. Tai vakar detalės suneštos į garažą. Apdulkyje apipukuotos, apvabaluotos. Na, bet garažė tai kai ledinės atrodo, nieks nesimato. Detalės jau pakietėja. Duris dar vakar įsidėjau. Viską nulupau, visas plėvelės. O šiandien iš ryto pasidariau prasilėkimo dieną, tai pasiėmiau dar 10 tokių Zestino Max padangėlių. Viską susimontavau garliavoj pas Deivį. Dar pasiėmiau tokios tais plokštės. 2 plokštytės perpjautos, tai čia yra polikarbonatiniai langai. Ir dar kai kas. O čia yra mašinos liveris. Tai dabar kol kas dar nerodysiu, bet tikrai pamatysit, kaip visas daiktas ir reikalas atrodys. O dabar ką įsidaryti, tai reikia susirinkti mašiną pilnai, susidėti visas dalis, viską susitvirtinti, susisukti ir bandyti mašiną nusileisti ant ratų, užsikurt ir pažiūrėti, ar kažkas vis dėlto su jie negerai. Nes kaip atsimenat iš praeito video, kažkas paskutiniam važiavime buvo negerai, nes per daug mum jisai garavo. Tai kol kas neįsiaiškinau ir po to karto net nebuvau užkūręs, tai nublemba. Arba labai stipriai rizikuoju, bet jeigu reiks imti variklį, tai bus batai. Turiu mintį, kad galimai nebuvau gerai nuo orinės sistemos, nes plius išburbuliavo labai stipriai atidarius vandens įsiplėtimo bakelį, bet mašina nekaito. O kas tenais pavarvėjo, iš apačios palindęs aš ten nieko nemačiau. Plius dar Valdui buvau nusiuntęs į Klaipėdą logus visus, bet jisai nieko blogo kaip ir nepamatė. Tikėkimės, viskas bus gerai, einu rinktis, tvarkytis, dėtis, viską leisti ant žemės ir užsikurti. Lyg nieko nebuvau atjungęs, bandom.
jis nusidažė. Čia šitas šonas viskas gražu, tvarkinga, kapoto dar aišku neuždės, jis visas baisus nedažytas ir šiaip visas apdulkėjo ir blema dar toks vaizdas, kad apdulkėjo man kokiu laku, nes toks yra šiurkštumas. Tai ir nebūsiu čia dar prisižaidęs į garažą, matyt dulkių pritraukė vis tiek kažkaip. Šitos durys blema iš tikro galėjau paimti šias nušveist ir nudažyti, nes dabar jos ir spalva šiek tiek skiriasi ir taip tokios padaužytos, tai blema dabar jas valyti reikės, tvarkyti ir bus nenudažytos. Galėjau iš tikro paimti ir nupūsti. Bet yra kaip yra. Tai dalinai jau bodis aprinktas, dar aišku reikia galą pabaigti, laikiklius pilnai sutvirtinti, priekį kaip ir viskas neblogai, prakaitinau variklį, atrodo, kad čia lyg nieko nėra, velnias žino. Tik tas kvapas man kažko vėl čia lyg bandė atsirast, pakeičiau šitą daiktą naują įdėjau, nes anakart buvo šita vieta labai kaito ir visa vieta tepaluota buvo, nežinau iš kur to tepalo. Šitoje vietoje gali atsirast, kai čia eina laidas. Ir velnias žino, matysim. Bus kaip bus. Atrodo, nieks nebėga, nieks nieko, važiuoja, ką žinau. Tai tokie reikaliukai. O šiaip galas tikrai clean atrodo, aišku, dar trūksta ant spoilerio tos galinės dalies ir bus baigta. Tai ja, čia pasikabinės dabar dažau juodai. O dabar galvoju, kol garažas laisvas, aišku, reiks eiti apsitvarkyti ir atsinešiau plokštę. Galvoju, reikia išsipjauti langus. Tai čia jau priekinius nusipiešiau, galinius dar reikės išsimt ir nusipiešti galinius langus. Tik dėl pačio galinio žiūrėsiu, ar spėsiu, ar nespėsiu, nes ten dar biški daugiau darbo reikės ir išlenkt kai ką. Dabar šitus reikia bandyti įsipjauti ir bandyti susimontuoti. Tai BMW-tis jau turi šoninius naujus langus, šito dar visai nelupau plėvelės, o to vidinė jau nulupau, išorinė dar šiek tiek palieku, nes jau vis tiek subraižiau su pirštais blema nešvariais. O klausėt, kam šitą skylę padariau, ne? Jinai va tokia bus skylutė, užsidės dar dangtelis, nedariau jau kaip anksčiau. Čia tokį, tada va čia dar, nes realiai vis tiek priekinius langus išmu, jeigu karšta, nes tam turiu ir rankovės specialias, ir šalmo uždarą, ir plus žymiai geriau važiuoti be priekinių langų, kai saulė šviečia ir arba karšta. Jeigu lyja, tai faktas vis tiek reikia ar taip jau susidėti. O galėtų nedariau irgi, nes aš juos anksčiau buvau pasidaręs tam, kad dūmai tiesiog išeitų, nes važiuodavau su atviru šalmu ir nebūdavo galima išsimti priekinių langų. O šitą skylutę pasidariau tam, kad ranką įkiši ir amortizatorių savo tik fukt, pasireguliuoja, kiek reikia minkštumą. Pyst užsidedi, jeigu lyja ir viskas. Ir anoj pusė identiškai, lygiai taip pat skylutė, dangtelis užsidės ir bus čiki. Matiniai langai įdomu, jeigu su tokiais važiuočiau. Gal blema gali nelabai turbūt matytis. Varaus atgal į garažą, keliamės, man atrodo, į rytojų. 3, o Jėzus kokį nešvarų, gerai, 3, 2, 1. Ką, naujas rytas, update'as toks, kad lieka 2 paros, jau galima vadinti, iki pirmų varžybų ir pradėjom dėliotis dizainą. Nežinau, kodėl aš čia į tokį sumaščiau, nes reikalų, taip pat tikėkit manim, dar aš tik bandau atsiieškoti kur kas, tai va, kiemą išsikloščiau, daugiau mažiau jau atsigaudžiau. Čia yra priekinis sparnas, čia yra durys, čia yra slengstis ir čia galinės sparnas. Taip pat atvirkščiai galinis sparnas, durys ir priekinis ir slengstis. Raštas turi sutikt, matau. Tai čia nusimato tikrai nemažai veiklos ir darbo, kad viską pilnai sudėt ant šito reikalo. Žodžiu, bičiuliai, čia bus reikalai. Dabar net galvoju, ar tikrai klijuot. Nes kai pradėsiu, tai reikės baigt, o jeigu nebaigsiu, tai bus pusiau skubsta
pusiau lupta. Kol kas bendro vaizdo nerodau, bet kažkas gausis. Šį kartą gal ne zebras, o dalmantinas. Gerai, einu žinokit dirbti, va, kosmosėlis čia bus. Įdarbintas. Na? Biškai pratrauks kapotą, senas dalis, kurios nedažytos, nes buvo prigaudę dulkių matomai nuo dažymo, į garažą suėjo, tai vat dabar tokiu lengvu greitai praėjimu, poliravimu ir neširkštus paviršius bus galima klijuoti. Na, žinokit, turbūt užbėgsiu įvykiams už akių ir jum iš karto atskleisiu ir parodysiu, koks finale gavosi BMW-tis. Vėliau įkelsiu visą timelapsą ir kaip mums sekėsi klijuoti automobiliuką. Tai 1, 2, 3. Tadam! Štai BMW-tis koks gražuolis šiemet pasidarė. Dizainas pilnai pabaigtas, padarytas. Turim šįmet ir partnerių, tai turim ir Zestino Baltic, turbūt jau, kaip daug kas žino, kad ant šitų padangų bandysim šiemet važiuoti. Turim naujus partnerius, tai Fintransa, kuri veža automobilius iš Suomijos. Toliau turim ProShopą ir Kamera LT, bei mano seni bičiuliai Maya Technology. Ir turim Mini Car Shopą, kuri prekiauja mažų automobiliukų detalėmis, kur gali vaikai važinėti turintys AM kategoriją. Ir štai toks mano tas BMW-tis šįmet atrodys. Mano AZ Extreme klubas, kuriam priklausau. Gražuolis šįmet. Nu, visai tikrai gerai gavosi. Ant nuotraukos pradžioj ant eskizo vienaip atrodė, bet kai gyvai apsiklijuoja, tai, nu, tikrai vaizdas kur kas geresnis. Šįmet pasirinkau tokį dizainą, 2 spalvos, nu šauniai. Man tai labai patinka. Kaip jums, parašykit komentare, kaip BMW-tis atrodo. Turim likusias 21 valandą iki išvažiavimo į Rygą. Vakar parėjau 1:30 nakties, o šiandien vėl kėliaus 6:30. Papusryčiau ir vėl atėjau į garažą. Tai parodau, ką čia vakar pavyko padaryti. Lyg visas išpuoštas juodoms detalėms tokioms. Dalmantinas. Kiekviena realiai dalis. Ir spoileris, ir bagažinė, ir buferiai. Tai realiai dar vakar buvo atvažiavęs Tautvydas draugas padėti prie apklijavimo. Tai realiai prie buferių labai buvo ką veikti. Ir prie šonų buvo labai ką veikti, nes šonai tai kiekviena detalė jinai susijungia su tuo pačiu piešiniu. Tiek sparnas su durim pereina, tiek tais durys su anuosparnu ir slengstis visas pereina tuo pačiu piešiniu. Tai turim šiandien mažai jau laiko. Šiandien paskutinė pasiruošimo diena. Reikia pasibaigti antrą spalvą susiklijuoti, tada parsivaryti busą dar. Jį reikės visą susikrauti. Nu, dienelė šiandieną bus, matau, smagi. Tai, kad jau esu garaže, laiko nėra daug. Todėl per daug neblevyzgoju, o einu, žinokit, dirbti.
bardakas gražus garaže. Na, kaip ir baigta turbūt. Liko dar užklijuot logotipus. Langučiai nauji, jūs tik pažiūrėkit, blema, salonas net matosi per langus. Labai švaru, gražu bus. Ir bembutis toks, blema, įdomiai atrodo iš tikrųjų, gan visai gal ir piktai. Tai reikės išsivaryti greičiausiai dabar man jį į lauką ir eit klijuotis logotipus. O dabar tik buvau išlėkęs iki garliavos, parsivariau Mersą, su kuriuo varysim į Latviją. Kuro kelininkai būsim, eina načiart, nu. Tokį Mersiuką gavau. Ir žodžiu, svarbiausia, kad bus transportas, su kuriuo bus galima nusivežti visus daiktus, nusitempt bembutį tuo pačiu. Nelabai ten išvaizdus, krovininis toks, viską vežioja ten, žodžiu, prišnekštas. Nu, tiesiog, nėra toks iščiulptas kaip mūsų anas Mersiukas, kurį visą laiką nuomodavomės. Tai šį kartą tenka pavažiuoti su tokiu, nes aną pamiršau iš tikro anksčiau parašyti ir buvo jau užimtas. Tai nieko. Turėtumėm suvažinėti, tik tiek, kad nebus tokio patogumo, komforto, kaip jau esam pratę. Tai ką, bičiuliai, dėkui, kad žiūrėjote šį video vlogą. Tikiuosi patinka bembutis, tai būtinai paspauskit like, parašykit komentarą, kaip jums atrodo naujasis jo dizainas. Ir šiam kartui tiek, o mes turim dar keletą valandėlių, tai reikia susiruošti visą mantą ir rytoj keliauti į Rygą, į pirmą Lietuvos drifto čempionatą. Tai šiam kartui tiek, bičiuliai, atsisveikinu ir tariu iki kito karto. Ate.